Father in heaven, Tėve danguje, we praise you because you are good. mes aukštinam tave, nes tu esi geras. We thank you and we pray this morning that you would speak to us. Mes tau dėkojam ir meldžiam, kalbėk mums šį rytą. We thank you for your son Jesus. Dėkojam už tavo sūnų Jėzų. We thank you for your spirit. Dėkojam už tavo dvasią. And Spirit, we ask that you would show us Jesus as we open your word together. Ir dvasia mes prašom tavęs, parodyk mums Jėzų, parodyk mums sūnų, kai žvelgsim į tavo žodį. Open our eyes, open our hearts Atverk mūsų akis, atverk mūsų širdis, to know you this morning. pažinti tave. Amen. Amen. Please sit down. Thank you. Galit prisėsti? This weekend is not my first time in Lithuania. Šis atvykimas nėra mano pirmas kartas Lietuvoje. I have traveled 5 times to Lithuania before, Aš iki šio karto jau 5 kartus esu buvęs Lietuvoje. but this is my first time in Kaunas. Bet tai mano pirmas kartas Kaune. And it's wonderful to be in your city, in your region. Ir gera yra būti jūsų mieste, jūsų regione. It has been 14 years since I have eaten zeppelini. 14 14. 14 metų praėjo nuo tada, kai valgiau cepelinus. And I praise the Lord for zeppelini. Ir aš šlovinu Dievą už cepelinus. But I praise the Lord to be able to be with you here this morning. Bet taip pat aš jį šlovinu už tai, kad galiu šį rytą būti su jumis. It is wonderful to hear you sing praises to our God. Nuostabu klausyti, kaip jūs giedate šlovę mūsų Dievui. It is a privilege to hear you sing in your heart language. Ir yra privilegija girdėti jūs giedant savo gimtąją kalbą. And I thank you for that privilege. Ir aš jums dėkoju už tą privilegiją. I believe that Jesus is on every page in this book. Aš tikiu, kad Jėzus yra kiekvienom šios knygos puslapį. In the Old Testament and the New Testament, Senajam testamente ir Naujajam testamente. he walks on every page. Jisai keliauja per kiekvieną puslapį. Yesterday, we thought about being invisible. Ir vakar mes kalbėjome apie buvimą nematomu. And we discovered that Jesus, the Son of God, sees us. Ir atradome, kad Jėzus Dievo sūnus mato mus. And that is good news. Ir tai yra gera žinia. Today, I have more good news for you. Ir šiandien turiu jums daugiau gerų žinių. We will see again the heart of Jesus. Mes vėlgi pažvelgsime į Jėzaus širdį. And as we begin, I want to ask, do you want to have Jesus' heart Ir this morning? prieš pradedant tiesiog noriu jūsų paklausti, ar jūs norite pamatyti tą Jėzaus širdį? Sometimes it can feel like life is on the floor. Ir kartais gali būti toks jausmas, kad mūsų gyvenimas yra taip žemai, tarsi ant grindų paklotas. That is to say, sometimes life can be so hard Kitaip tariant, gyvenimas gali būti toks sunkus, that it is like we are on the floor tarsi mes būtumėm paguldyti, because we feel so weak, nes jaučiamės tokie silpni, so tired, pavargę, so disappointed. nusivylę. Life just on the floor. Gyvenimas tiesiog paklotas. One of our friends from our church back home, Ir vienas iš mūsų draugų, mūsų toj namų bažnyčioj, 2 weeks ago lost her job. prieš porą savaičių prarado darbą. And it was a surprise. Ir tai buvo tokia kaip staigmena. She was invited to have a meeting with her boss one morning. Ja, jos vadovas vieną rytą tiesiog pakvietė į susitikimą. And when she walked into the room, she saw someone from the human resources. Ir kai jinai atėjo į tą kabinetą, jinai pamatė, kad kažkas sėdi žmogiškųjų resursų. And she knew there was a problem. Ir suprato, kad kažkas negerai. It was a shock. Ir buvo tam tikras šokas.
Now she must work for 1 more month, I think. Ir dabar jinai dar gali dirbti 1 mėnesį, man rodos. She knows that after 1 month she will not have a job. Ir jinai žino, kad po mėnesio nebeturės darbo. And in that moment, she felt like her life was just on the floor. Ir tą akimirką jinai jautėsi taip, tarsi jos gyvenimas būtų priplotas prie grindų. 1 week ago, Ir prieš savaitę another friend kitas mūsų draugas, had surgery for breast cancer. draugė, jai buvo atlikta krūtų vėžio operacija. The surgery was quite simple Operacija buvo gan paprasta and it was a success. ir viskas buvo gerai, But the diagnosis and her recovery was a shock. jos pati ta diagnozė ir visas tas atsigavimas vis tiek sukėlė šoką. For her, the shock felt like she was living on the floor. Ir tas šokas jai davė tą jausmą, tarsi jinai gyventų labai žemai palei grindis. At the beginning of this week, Ir šios savaitės pradžiai the father of another friend died. mirė mūsų kito draugo tėtis. The father was a pastor. Ir tas tėtis buvo pastorius, He was involved in church ministry for 40 or 50 years. tarnavo bažnyčioje 40 ar 50 metų. And for my friend, his family, for his mother, it was a shock. Ir tam mano draugui, jų šeimai, jo mamai tai buvo šokas. They rejoiced to know that this man is with Jesus. Jie džiaugiasi tą mintim, kad jisai yra su Jėzum. But grief makes it feel like they are living on the floor. Tačiau tas sielvartas privertė juos jaustis, tarsi vėlgi jie būtų palei grindis. This weekend we are together as church. Ir čia mes esam kartu, kaip bažnyčia, We will enjoy Jesus and we will enjoy each other. ir mes mėgausimės Jėzum ir vienas kitu. And I hope you are happy to be here. Ir aš tikiuosi, kad jūs džiaugiatės, kad galit būti čia. But maybe inside you feel like your life is on the floor. Bet galbūt viduje jūs jaučiatės, kad jūsų gyvenimas irgi būtų tarsi palei grindis. Maybe you are good at pretending everything is okay, Galbūt jums labai gerai sekasi apsimesti, kad viskas yra gerai, but really you are on the floor. bet iš tiesų jūs esate tiesiog ant grindų. You are disappointed, Esat nusivylęs, disconnected, atsijungęs, overwhelmed, jaučiat tiesiog, kad visko yra per daug, tired, esat pavargę, anxious. jaučiat nerimą, Maybe you feel far from God, galbūt jaučiatės, kad esat labai toli nuo Dievo, spiritually cold. dvasiškai atšalę. This morning especially, I want to make a difference to your life on the floor. Ir šį rytą aš noriu, kad kažkas pasikeistų tam tavo gyvenime, kuris yra ant grindų. I want to tell you good news for your life on the floor. Aš noriu paskelbti gerą žinią tam jūsų gyvenimui, kuris yra tiesiog taip žemai. This morning, I will not be a stranger that shouts from a distance to get up. Ir šį rytą aš nebūsiu tas nepažįstamasis, kuris kažkur iš toli šaukia tau kelkis. This morning, I will not tell you to leave your troubles at the door. Ir nesakysiu, kad, palik visus savo rūpesčius tiesiog už durų. I will ask you to open your Bible to Psalm 113. Aš tiesiog paprašysiu jūsų atsiversti Psalmių knygą 113 skyrius. Psalm 113 is the first song in a little hymn book. Hymn book. A hymn book, like a book of songs. Ir šita 113 psalmė yra kažkokiam giesmynė kaip pirma giesmė. Psalm 113 is a song of praise. Tai yra gyriaus giesmė. The first word and the last words are praise. Praise the Lord. Pirmas ir paskutinis žodis čia skamba girkite viešpatį. Let's read the first 3 verses. Pirmos 3 eilutės paskaitykim. Do you want to read? Yeah, read. Girkite viešpatį. Viešpaties tarnai, girkite viešpaties vardą. Palaimintas viešpaties vardas dabar ir per amžius. Nuo saulės užtekėjimo iki nusileidimo tebūna giriamas viešpaties vardas. Everyone praises. Visi giria, Everyone worships. visi šlovina.
The difference is what we praise. Skirtumas yra tik tai tame, ką mes giriame. Gabrielis was telling me this morning there is a supermarket just next door. Ir Gabrielius man sakė, kad čia netoli yra prekybos centras arba turgus, turbūt turėtų omeny. Or shops. And people will travel to the shops to worship. Ir žmonės važiuoja į prekybcentrius šlovinti. And maybe on a normal Saturday, we will do that too. Ir žinot, turbūt įprasta šeštadienį ir mes tą patį darytumėm. This morning we are worshiping very differently. Bet šiandien šlovinam visai kitaip. But everybody worships. Bet visi kažką šlovina. When something is worthy of our time, Jeigu kažkas tampa vertas mūsų laiko, it comes out. tai taip ir gaunasi. When something is worthy of our focus or energy, Jeigu kažkas tampa vertas mūsų dėmesio, mūsų energijos, we praise that thing. mes gaunasi, kad giriame tą dalyką. So we post photos of our family on social media. Ir galbūt socialinėse medijose įkeliame savo šeimos nuotraukas, We find ways to mention a new relationship. randame būdus, kaip kažkaip paskelbti savo naujus santykius. We make sure everybody knows when we go for a run. Ir jeigu išbėgam pabėgioti, irgi darome, kad tikrai, kad visi sužinotų. Not me, I don't go for a run, Ne aš nebėgiojantis, but other people. bet yra tokių žmonių. But we let people know as often as possible Bet mes pranešame žmonėms, kaip įmanoma dažniau, why Kaunas is the best city in Lithuania, kodėl Kaunas yra geriausias miestas Lietuvoje. or why Zeppelini is the best food. Arba kodėl cepelinai yra skaniausias maistas. What we love, we praise. Tai, kas mums labai patinka, mes šlovinam. Psalm 113 invites us to praise the Lord. Bet 113 psalmė kviečia mus girti viešpatį. We're invited to value Him Mes esame kviečiami įvertinti jį, because He alone is worthy of our heart. nes jis vienintelis yra vertas mūsų širdies. Praise the Lord. Girkite viešpatį. Verse 1, all His people. Parašyta pirmoji eilutėje viešpaties tarnai arba visi jo žmonės. Praise the Lord. Girkite viešpatį. Verse 2, from now and forever. Antroji eilutėje sako dabar ir per amžius. Praise the Lord. Girkite viešpatį. Verse 3, from east to west. Pas jį parašyta nuo rytų iki vakarų, pas mus nuo saulės užtekėjimo iki nusileidimo. Every day, Kiekvieną dieną. everywhere, Visur. on every floor, Ant kiekvienų grindų. praise the Lord. Girkite viešpatį. In this psalm, there is one reason, one wonderful reason to praise the Lord. Ir šitoj psalmiai yra viena priežastis, viena nuostabi priežastis, kodėl mes turime girti viešpatį. There is one reason in 3 parts. Viena priežastis ir 3 jos dalys. Number 1. Pirma. Praise the Lord, He is the King above. Girkite viešpatį, nes jis yra karalius aukštybėse. Who is the highest leader that you can think of? Pagalvokite apie kažkokį lyderį, kuris jums būtų jau toks aukščiausias. The president of Lithuania, I think, is Gitanas, is that right? Lietuvos prezidentas Gitanas, He is very high. jis yra aukštas vadovas. Ursula in the European Union is very high. Uršula Europos Sąjungoje užima aukštą postą. Maybe you think of Trump or Putin. Galbūt galit pagalvoti apie Trumpą arba Putiną. Very, very high leaders. Labai aukštą postą užimantis lyderiai. They are the top, right? Galbūt net ir aukščiausia. What is the highest place you can think of? Arba pamastykite apie aukščiausią vietovę. The highest place in Lithuania may be the TV tower in Vilnius. Lietuvoje aukščiausias taškas galimai televizijos bokštas Vilniuje. But somewhere like Everest is taller. Bet Everestas aukščiau yra. The moon is higher. Mėnulis yra The aukščiau. sun is higher still. Ir Saulė dar aukščiau. Look at verse 4 and 5. Bet dabar pažiūrėkime 4 ir 5 eilutes. The Lord is exalted above all the nations, His glory above the heavens.
Who is like the Lord our God, the one enthroned on high? Viešpats yra virš visų tautų, jo šlovė aukščiau nei dangus. Kas yra kaip viešpats mūsų Dievas, kuris gyvena aukštybėse? Whether we see it or not, Ar mes matom, ar nematom, whether we feel it or not, ar jaučiam, ar nejaučiam, the Lord is the King seated high above. viešpats yra karalius sėdintis aukštybėse. He is above all leaders, Jis yra aukščiau visų vadovų, all superpowers, visų supergalybių, all empires, virš visų imperijų, even Putin, netgi virš Putino, who thinks he is the top. nors ir jis galvoja, kad jis yra jau pats viršus He can do anything he wants. ir galvoja, kad gali daryti, ką tik tai nori, The Lord is above him. bet viešpats yra aukščiau jo. Who is like the Lord our God? Kas yra toks kaip mūsų viešpats Dievas? No one. Niekas. No one comes close. Niekas net nepriartėja. That is good news. Ir tai yra gera žinia. Amen. Amen. When your life is on the floor, Kai tavo gyvenimas yra paklotas tartum ant grindų, there is a king, vis tiek yra karalius. and the king sits above everything. Ir karalius sėdi aukščiau visko. Praise the Lord. Šlovė Dievui. He is worthy of our passion Jis yra vertas mūsų užsidegimo, because he is really in control. nes iš tiesų jis viską kontroliuoja. And it is good that he is in control because we are not. Labai gerai, kad būtent jis, o ne mes viską kontroliuojam. The Lord is above. Viešpats yra aukštybėse. This psalm makes our eyes go up, Ir šitą psalmę nukreipia mūsų žvilgsnius į viršų. but his eyes, Bet jo his akis, heart, jo širdis come down. nusileidžia. Verse 5 and 6. 5-6 eilutės. Who is like the Lord our God, the one enthroned on high, who stoops down to look on the heavens and the earth? Kas yra kaip viešpats mūsų Dievas, kuris gyvena aukštybėse, jis pasilenkia žiūrėti į dangų ir žemę. Part 2. Antra dalis. Praise the Lord. Girkite viešpatį, He is the king above, jis yra karalius aukštybėse, who comes down low. kuris nusileidžia žemyn. The God of the Bible does not shout from a distance. Biblijos Dievas nešaukia iš kažkur toli. He is far above, Taip, jis yra labai aukštai, but he is not far away. bet jis nėra toli. Do you have space in your life for a God who is humble? Ar tu turi erdvės savo gyvenime, savo širdyje tam Dievui, kuris nusižemina? Verse 6. God 6 eilutė. is humble, he stoops, he bends down. Dievas nusižemina, jisai pasilenkia žemyn. How low does he come? Ir kaip žemai jisai nusilenkia? Verse 7, 8, and 9. 7, 8, 9 eilutės. Please. Jis kelia iš dulkių beturtį, iš purvo vargšą ištraukia, sodina jį greta kunigaikščių, šalia savo tautos kunigaikščių. Jis suteikia nevaisingajai namus, padarydamas ją laimingų vaikų motiną. Girkite viešpatį. The poor and the needy are like a magnet to God. Ir tie beturčiai, tie vargšai yra Dievui tartum magnetas. The good news this morning Ir gera žinia šią rytą, is the one who sits above the universe kad tas, kuris sėdi viršum visos kūrinijos, comes down to the floor, nusileidžia ant grindų, even to the dust. netgi iki pat dulkių. Is your life on the floor? Ar tavo gyvenimas yra tartum ant grindų? Is your relationship with God cold? Galbūt tavo santykis su Dievu atšalęs. When you see that his heart is for you, Bet kai pamatai, kad jo širdis yra už tave, you will be warm. tu sušilsi. His movement is towards you. Jis juda link tavęs. It is because you are cold, Dėl to, kad tau šalta, tu atšalęs, because you are tired, nes esi pavargęs, because you are sad, nes esi nuliūdęs. because you have grief. Dėl to, kad galbūt kažko gėdi. The Lord above comes down to the weak.
Dievas iš aukštybių nusileidžia pas vargšą, to the disappointed, pas nusivylusi, to the sinful, pas nusidėjusi. because we are on the floor. Dėl to, kad mes esam ant grindų, ant žemės. This song of praise answers very important questions. Ir šita gyriaus giesmė atsako į keletą labai svarbių klausimų. How high is the Lord? Kaip aukštai yra viešpats? No one is higher. Niekas nėra aukščiau jo. Praise the Lord. Girkite viešpatį. How far does he come down? Ir kaip žemai jisai nusilenkia? He comes all the way down to you. Jisai nusilenkia kiek įmanoma žemai, kad pasiekti tave. Praise the Lord. Girkite viešpatį. How high does he lift us? Ir kaip aukštai jisai mus pakelia, He lifts us all the way up jis pakelia iki pačių aukštybių, to his throne. iki savo sosto. Part 3. Trečia dalis. Praise the Lord. Girkite viešpatį. He is the king above Jis yra karalius aukštybėse, who comes down low kuris nusilenkia iki labai žemai, to lift us up. kad pakeltų mus aukštai. We have good news for the world. Ir mes turim gerą žinią pasauliui. The world is tired. Pasaulis yra pavargęs, The world is anxious. pasaulis yra nerime, The world looks for help everywhere. pasaulis ieško pagalbos visur kur. The world looks for meaning everywhere. Pasaulis visur ieško prasmės. They look in shops, Ieško to parduotuvėse, in money, piniguose, cars, mašinose, relationships, santykiuose, houses, namuose, food, maiste, sex. sekse. Everywhere they look, Ir kurie tik tai be to beieškotų, and they don't find anything. negali rasti. But we here in this room, Bet mes čia, we have good news for that tired world. tam pavargusių pasauliui, turim gerą žinią. We have good news for each other. Ir mes turim gerą žinią vienas kitam. It is hard to be a Christian. Sudėtinga yra būti krikščioniu, Sometimes we look for help or meaning in many things. nes ir mes kartais pradedame ieškoti pagalbos ir prasmės kituose dalykuose. It's true, isn't it, that we can look for meaning in the same things as the world does. Ir kartais mes ieškome prasmės tuose pačiuose dalykuose kaip ir pasaulis, tiesa? We can sing these songs, Mes galim giedoti šitas giesmes, how great is our God. koks didis yra mūsų Dievas. We can read his word, Mes galim skaityti jo žodį and then the next day ir kitą dieną work to find meaning in our job, pradėti dirbti ir ieškoti prasmės savo darbe. in our friendships. We try to find meaning and happiness. Arba draugystėse, kuriuose taip pat ieškom prasmės ir esmės. We forget the good news that we have, Ir mes pamirštam tą gerą žinią, kurią turim. that the ruler, the king of the universe Kad visatos karalius, visatos valdovas is our rescuer. yra mūsų gelbėtojas. That the king of the universe is our king, Visatos karalius yra mūsų karalius, our friend, mūsų draugas, our brother. mūsų brolis. We are forgiven in him. Ir jame mums yra We atleista. have life in him. Ir jame mes turim gyvenimą. We who are on the floor Mes, esantis ant žemės, are raised to a new seat, esame pakeliami į aukštybės. a place of honor Ten, kur yra garbės vieta, above the heavens, aukščiau dangaus. a place with Jesus. Toje vietoje kartu su Jėzumi. We who are broken Mes, kurie esame sudužę, are comforted, esam paguodžiami. are given a community, a family. Mums suteikiama šeima, bendruomenė. I want to tell you this morning from this psalm Ir šį rytą norim pasakyti iš šitos psalmės, that your struggle or your pain does not push God away. kad jūsų vargas, jūsų skausmas tai neatstumia Dievo. God sees you, Dievas mato tave, but he does not stay far away. bet jis nepasilieka kažkur toli. Your struggle with
sickness, Jūsų vargas, kur grumėte su liga, tiredness, nuovargiu and sin, ar nuodėme, they make God come close to you. tai labiau priverčia Dievą priartėti prie tavęs. His heart is for the broken and needy. Jo širdis nukreipta į tuos, kurie yra sudužę ir pavargę. It's almost unbelievable, isn't it? Neįtikėtina. Almost. Beveik neįtikėtina. When you are on the floor, is God far away? Ar kai esi ant žemės, ar Dievas yra toli? When you are spiritually cold, Kai esi dvasiškai atšalęs, is God uninterested? ar Dievui tampi nebeįdomus? There is a way for your heart to beat for Jesus again. Yra galimybė, kad tavo širdis ir vėl pradėtų plakti dėl Jėzaus. Sometimes we think the answer is to ignore our struggle. Ir kartais mes mastom, kad išeitis yra tiesiog ignoruoti savo problemas. Sometimes we think we come to church and we have to leave everything that is hard in the elevator. Ir kartais mes mastom, kad kai ateiname į bažnyčią, turi palikti visus savo sunkumus lifte. Like church isn't for people who struggle. Tartum bažnyčia nebūtų vieta žmonėms, kurie patiria kažkokius sunkumus. Never leave your struggle in the elevator. Niekada nepalik savo sunkumų lifte. Bring it in. Atsinešk. To share with each other. Dalinkitės vieni su kitais. To be prayed for together. Melskitės vieni už kitus. Bring your struggle to the Lord. Atneškite savo vargus Viešpačiui. God is not allergic to your pain. Dievas neturi alergijos tavo skausmui. No matter how low on the floor you are, Kad ir kaip žemai ant žemės tu bebūtum, our God is a God that comes down, mūsų Dievas yra tas, kuris nusileidžia, even to the dust, net iki dulkių, to lift us up. kad pakeltų mus. His heart is for you, Jo širdis yra už tave. not because of your talent, Ne dėl tavo talento, not because of your family ne dėl tavo šeimos or your career, ar karjeros, or because you come to church on a Saturday. ne dėl to, kad šeštadienį ateini į bažnyčią. The qualification for God's heart Kvalifikacija Dievo širdžiai is need. yra poreikis. It is brokenness. Sudužimas, It is shame, gėda, guilt, kaltė, grief, gedulas, frustration. Pasimetimas. If you have those things, Ir jeigu tave yra šitie dalykai, God's heart is for you. Dievo širdis yra už tave. And you can come to Jesus Ir tu gali ateiti pas Jėzų, because he has come to you. nes jis atėjo pas tave. Imagine two kings on two thrones. Įsivaizduokite du karalius dviejose sostuose. There was one king on each side of a river. Ir tie abu du karaliai yra skirtingose upės pusėse. Who is the greater king? Kuris karalius yra didingesnis? They look the same to me. Man, sakykime, atrodo vienodai, They are both impressive. abu atrodo įspūdingai, Their throne is big. jų sostai dideli, Their crown is big. jų karūnos didelės. What if you fall into the river? Bet jeigu tu įkrenti į upę, One king stays on his throne vienas karalius lieka savo sostę sėdėti and he shouts from a distance. ir pradeda šaukti iš toli, The other king o kitas karalius takes off his clothes, nusima savo drabužius, which in the UK is embarrassing, kas Jungtinėje karalystėje būtų gėdinga, but he takes off his clothes and he jumps to bet the river. jis nusirengia ir šoka į upę He jumps in and he rescues you. ir išgelbėja tave. He pulls you to safety Jis tave ištraukia ten, kur saugu, back to his throne. prie savo sosto. Who's the greater king? Kuris karalius didingesnis? It's the one who comes. Tas, kuris ateina.
the one who rescues, tas, kuris gelbėja, the one who takes off his clothes tas, kuris nusirengia and saves you. ir ateina gelbėti tave. That is the greater king. Tas karalius ir yra didingesnis. There is no one greater than Jesus. Ir nieko nėra didingiau nei Jėzus. Amen. Amen. Why is there no one greater than Jesus? Ir kodėl nėra nieko didingiau už Jėzų? It is not because he is the most impressive up there. Ne dėl to, kad jis ten kažkur aukštybės yra pats įspūdingiausias. Jesus is the best king Jėzus yra geriausias karalius, because he is the king above, nes jis yra karalius aukštybėse. but he's the king above that comes down low Bet tai yra karalius aukštybėse, kuris nusileidžia žemyn, to lift us up. kad mus pakelt. Verses in Philippians chapter 2, Ir Filipiečiams laiške, chapter 2, Filipiečiams 2 skyrius, that describe what Jesus has done. ten yra kalbama apie tai, ką Jėzus padarė. It says that Jesus took the form of a servant. Philippians 2, verse 7. Filipiečiams 2:7. He took the form of a servant. Jisai tapo tarnu. He took the form, the likeness of humanity. Tapo panašus į žmonės. And he came as a man. He humbled himself, verse 8. Ir 8 eilutė, jisai nusižemino tapęs kaip žmogus. And he became obedient to death, Tapo klusnus iki mirties, even death on a cross. iki kryžiaus mirties. That is a God worth valuing. Tai yra Dievas, kuris tikrai gali būti vertinamas. Verse 9 in Philippians 2 says that it is that reason that God exalts him. Ir 9 eilutė parašyta, ir todėl Dievas jį labai išaukštino. For that reason, God gave Jesus the name above every name. Ir suteikė jam vardą aukštesnį už visus kitus vardus. So when we think of Jesus the King, Ir kai mes mąstome apie Jėzų kaip karalių, do not just think of him as the King above. nemastykite apie jį tiesiog kaip apie karalių aukštybėse. He is. Nors jis yra. He is in control of everything. Jis valdo viską. He knows what is happening. Jisai žino, kas darosi. Jesus really is the King. Jėzus iš tiesų yra karalius. But he is the King who comes down low. Bet tai yra karalius, kuris nusileidžia žemyn. Can that make a difference to us today? Ar matot skirtumą? I don't know your story. Aš nežinau jūsų gyvenimo, I don't know your struggles or your pain. nežinau jūsų skausmo, vargo, But I know that we all have them. bet aš žinau, kad mes visi tai turim ir patiriam. I know that we all live sometimes like we are on the floor. Ir aš žinau, kad kartais mes visi gyvename taip, tarsi būtumėm ant žemės. We think we're the only ones. Ir galvojam, kad tik mums taip yra. I am on the floor, Aš ant žemės, but look at everybody else. bet pažiūrėk į visus kitus. They're here and they smile Jie čia, jie šypsosi and everything is fine. ir viskas jiems yra gerai. You're not the only one on the floor. Bet tu tikrai nesi vienas ant žemės. Maybe others are better at pretending, Galbūt kitiems geriau sekasi apsimesti. but you're not the only one who Bet tu lives on the floor. tikrai nesi vienintelis gyvenantis ant žemės. The good news this morning is simple. Ir gera žinia šį rytą yra paprasta. We will hear more good news later, Ir vėliau daugiau gerų žinių girdėsim. and this afternoon and tomorrow. Ir po pietų šiandien ir rytoj. But I want to start here Bet today. šiandien pradedu nuo šito. Even when we are on the floor, Net kai mes esam labai žemai ant žemės, for whatever reason we are on the floor, kad ir kokia priežastis bebūtų to, Jesus is there. Jėzus yra ten. Jesus is there. Ten yra Jėzus. And like Psalm 113 says, Ir taip kaip Psalmė 113 sako, if his heart is for us on the floor, jo širdis yra už mus ten ant grindų, ant žemės. hallelujah, Aleliuja. praise the Lord. Šlovė. Girkite viešpatį.
Let me pray. Pasimelskim. Father, we thank you that Jesus is the King. Tėve, mes dėkojam, kad Jėzus yra karalius. We thank you that we can trust him with every situation in the world. Dėkojam, kad galim pasitikėti juo bet kokioj situacijai, kas bevyktų pasaulyje. We thank you that he is above every other king. Mes dėkojam, kad jis yra aukščiau visų kitų karalių. He is above every king who thinks they are the top. Kad jis yra aukščiau visų karalių, kurie galvoja, kad aukščiau jų nėra nieko. And we thank you and praise you that he is our king, Ir mes dėkojam tau, ir mes giriam tave, kad jis yra mūsų karalius. that he is the king who has come down low to us. Kad tai yra tas karalius, kuris nusileido žemyn dėl mūsų. It is incredible that your heart is for people like us. Ir yra netikėtina, Dieve, kad tavo širdis yra už mūsų, už tokius žmonės kaip mes. And I pray, Lord, that before we think so much about what that looks like today, Ir aš meldžiu, kad prieš mums pradedant mąstyti, kaip visą tai atrodo, before we think too much about the difference in our actions, prieš pradedant mąstyti, ką galėtumėm pakeisti savo elgesį, Lord, make our hearts beat for Jesus. Viešpatie, tiesiog padaryk taip, kad mūsų širdis plaktų dėl Jėzaus. We love you because you loved us first. Mes mylim tame, nes tu pirmas mus pamilai. I pray that we would enjoy you and your love Ir this aš morning. meldžiu, kad šį rytą mes galėtume mėgautis tavimi ir tavo meilę. Hallelujah. Aleliuja. Amen. Amen.